Tik labai reti atvejai, kada reikia peržiūrėti konstituciją. Na, sakykime, yra konkretūs kažkokie tai terminai. Ja? Arba ten savivaldybių rinkimų, arba ten ką norima parinkti. Į Europos Sąjungą įstojom, nebuvom ten, kada įstojom, reikėjo rasti santykį konstitucijų įtvirtinantį, koks čia per situaciją. Bet jokių būdų konstitucijos negalima kaitalioti pagal tam tikrų kažkokių tai idėjų atsiradimą. Va, be kita ko pasiėmiau šiandieną vakar Delfį, jau neatsimenu, premjeras. Konstitucijos spragą dėl šeimos reikia užpildyti. Konstitucijos spragą užpildyti. Ir jis pripažįsta, kad keisti konstituciją tai būtų vienas iš variantų. Nu kaip galima? Konstitucinė teismo doktrinoje yra ne vieną kartą pasakyta, konstitucijoje nėra spragų. Tai tada konstitucija turėtų būti aktas iš 100 000 normų. Konferencijos dalyviai, svečiai, ponai, ponios, labai dėkingas, kad galiu kalbėti iš karto, nes šiek tiek mano tas pranešimas bus, pasakys, aštresnis ir gal šiek tiek užjudins kraują ir mūsų svečiui ir kitiems. Pastarasis Konstitucinio teismo sprendimas, kuris interpretavo mūsų konstituciją, esą ten neparašyta, jog šeimos savoka yra iš esmės siejama su vyro ir moters santuoka, o esą yra lyg ir parašyta visiškai atvirkščiai, kad šis ryšys nebūtinas ir neesminis, užtenka tik emocinių ryšių. Tai yra 7 metus trukusio, sakyčiau, užprogramuoto konflikto su vadinamaisiais, kabutėse, europiniais žmogaus teisų standartais, atomazga, galutinis atsiskleidimas. Kabutės aš dedu todėl, kad dėl tų Europos standartų dar nėra visai aišku, kas jie tokie yra ir kokie tie yra tie europiniai standartai. Bet aš ir taip pat kartu noriu griežtai įvertinti, kad kartu tai yra Konstitucinio teismo savivalė. Prieš tautos valia priimta konstitucija. Juk iš esmės teismas pasiėmė Liuksemburgo žmogaus teisių teismo praktiką bei vadinamąją Europinės teisės viršenybę prieš mūsų valstybės ir tautos teisę. Dabar tenka atsakyti klausimą, ar mūsų tautos valia priimta konstitucija netapo Konstitucinio teismo ir tarptautinės teisės institucijų, kurias jis nuo šiol moraliai atstovauja nuosavybė. Daug yra europinių standartų, kurie iš tikrųjų pasiteisino ir tai yra pagarbos verti žmonijos laimėjimai, tačiau šiuo atveju mums mėgina įpiršti praktiką, kuri nieko gero nedavė, nes palaipsniui ardo tradicinę šeimą, griauna moralinius visuomenės pagrindus. Mūsų lietuviški papročiai šiuo atveju yra akivaizdžiai sveikesni. Sveikesnė ir kitų valstybių narių praktika, kaip antai Prancūzijos, Vengrijos, kurią Konstitucinis teismas kažkodėl nepasirėmė. Konstitucinio teismo teisėja Ruškytė pasirėmė. Kai kas sau leido ligotus save naikinančius standartus per Konstitucinio teismo langą staiga įbrukti į mūsų konstituciją, ne tik į mūsų namus, bet ir į patį stuburą. Taigi, taip pat teks atsakyti į sunkų praktinį klausimą, kas gali sustabdyti Konstitucinį teismą, kai jis pats akivaizdžiai viršyje savo konstitucinius įgaliojimus. Kaip tautos valios atstovybė, tai galėtų padaryti Seimas, tačiau kaip jis to imsis, nepažeisdamas nesikišimo į teismo darbą principą. Kaip jis gali tiesiogiai kvestionuoti ar net atšaukti teismo sprendimą. Staiga mes susidurime su dar vienu standartu, labai didelė vertybė, teismų nepriklausomybės principų. Ir sutapusią labai problematiška atskira valstybinės valdžios šaka. Kartu susidurime su dar viena įsisenėjusia problema, tai pasitikėjimo teismais stoka ir teisėjų nebaudžiamumo praktika, net aiškiai piktnaudžiavimo atvejais. Juk ir pats Konstitucinis teismas, svarstydamas teisėjų atlyginimo klausimą, aiškiai įsivėlė į interesų konfliktą, turėjo atmesti prašymą svarstyti šį klausimą. Nieko naujo nepasakysiu, kad dabartinėje konkrečioje situacijoje yra siūlomi 2 keliai. Vienas, kaip pats Seimas surinkęs konstitucinę daugumą tiesiai šviesiai įrašytų į Konstituciją, joje pačioje iki šiol slypėjusi principą, kad šeima kuriama tik per santuokos instituciją.
Šis kelias įmanomas, tačiau net jei jis pavyktų, kažin ar sulaikytų Konstitucinį teismą nuo būsimų savavališkų interpretacijų dėl kitų Konstitucijos straipsnių. Be to būtų palikta abejonė dėl tokio sprendimo legitimumo. Tai yra, ar tautoje nepopuliarus Seimas iš tikrųjų atstovavo jos valią. Juk ir tautos supratimas apie šios reikalus per 20 metų galėjo pasikeisti. O gal Konstitucinio teismo sprendimas yra ne tik novatoriškas, bet ir atspindi pasikeitusi tautos daugumos požiūrį. Kitas kelias tai Seimo nutarimas dėl referendumo priimti konstitucinę pataisą, įsakmiai rašant minėtą nuostatą į Konstituciją. Manau, kad šis kelias būtų tinkamesnis dėl kelių priežasčių. Dėl tiesioginio tikslo įvesti aiškumą ir dėl netiesioginio tikslo sužadinti pilietinį aktyvumą, surengiant referendumą kartu su rinkimais. Šis antrasis tikslas būtų nemažiau svarbus ne tik dėl to, kad tai būtų kai kurių labai konkrečių vidaus problemų sprendimo būdas, bet ir dėl to, kad tai būtų rimta pradžia pasitelkti tautą sisteminių santykių tarp valdžios institucijų harmonizavimo darbui, kad būtų padidintas ir pačios valstybės veiksmingumas. Tai padėtų sugrąžinti tautai kaip valstybės suverenui, kuris suteikia valstybės institucijoms įgaliojimus, jos tikrasias galės, gyvą tų galių suvokimą, tuo pačiu gaivinant ir patį valstybingumą. Tokia politinė kryptis yra aiškiai įvardinta ir tautininkų deklaracijų. Beje, yra trečias kelias, kur čia išryškėjo mūsų diskusijų, tai yra Konstitucinio teismo reforma, derinant prie estiško modelio, aukščiausio teismo funkcijas keičiant. Ir tokios pervartos ir reformos dažnai baigėsi dar blogesniais rezultatais. Dėl to... Aš to nesiūliau, tik apgailestavo. Man jau tekę kalbėti dar prieš ketvirtą metų apie valstybės konstitucinių pertvarkų būtinybę. Aš sutinku, kad labai konservatyvių. Apie tai, manau, mums tautininkams dar teks rimtai pakalbėti kita proga. Tačiau kaip tik nuo šio momento būtent ir mezgasi ši tema. Todėl aš trumpai jau dabar paliesiu kai kurios svarbius praktinius dalykus susijusius su referendumu, kurį atrodo siūlius ir Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų dauguma. Pirma, labai dar svarstyti tą pasiūlymą, dėl kurio iš principo apsispręstų galėtumėm kaip tik čia ir dabar, aš norėčiau pateikti ir dėl paties referendumo. Manau, jame turi būti įvardintas ir Konstitucinio teismo atsakomybės principas ir vis tik tai kokia tai forma nepasitikėjimo pareiškimo principas, kažkokia tai forma jo atstatydinimo principas. Aš sutinku, kad labai ypatingais atvejais. Tokią sankciją galėtų numatyti Seimas jau iš anksto priimdamas atitinkamą Konstitucinio teismo įstatymo pataisą. Ir aišku, galėtų būti po tokių konfliktų, konstitucinių konfliktų, kur dabar iškilo, jeigu tauta nepritartų esminiam Konstitucinio teismo nutarimo teiginiui. Nežinau, ar kur nors Europoje yra precedentas dėl sankcijos Konstituciniam teismui. Tai būtų teismo savivalės, vadinamosios teismokratijos pažabojimo precedentas, kuris galėtų būti naudingas ne vien Lietuvai. Pavojaus teisingumo jis nesukeltų, nes tokia sankcija būtų įmanoma tik labai ypatingais referendumo priimtais atvejais. Tai būtų sulaužimas stereotipo, kad su teisingumu yra susiję tik juristai. Aš nenoriu pažeminti profesionalios išminties, bet tai būtų naikinamas ryškėjančios prarajos tarp teisingumo jausmo tautoje ir valstybės vykdomo teisingumo. Tai būtų naikinimas tokios prarajos. Kartu tai būtų galutinis išaiškinimas visiems, kad Lietuvos valstybė nepriklauso kuriai nors jos institucijai, o jo labiau ne Europos Sąjungai ir ne žmogaus teisių teismui. Kaip tik mes, tautininkai, galėtume imtis tokios konkrečios iniciatyvos svarstymo ir tai būtų tam tikra alternatyva dabar vykstančiam tiesiog rėkavimui viešoje erdvėje. Antras, žymiai gilesnis ir net sunkesnis dalykas, kurį čia jūsų teismui noriu pateikti, kaip tik yra susijęs su tokiais rėkavimais, kurie skirti tik tautos apgaudinėjimui, garo nuleidimui, visai nesprendžiant problemų tuomet, kai su jomis tiesiogiai susidurėme. Ir netgi paminant pačią valstybę ir jos konstitucinius principus. Kaip jau minėjau, su požiūriu į šeimą, kaip vertybės skirtumais ES viduje, Lietuva susidūrė mažiausiai prieš 7 metų. Į jas tuomet buvo numota ranka. Dėl strateginio tikslo kuo greičiau patekti į ES ir čia su kitomis valstybėmis narėmis dalintis savaiminė suklestėjimo ir amžino saugumo vertybėmis. Dabar matome, kad ši entuziastiška vizija nepasiteisino. Tačiau pamirštame paklausti, kas, kaip ir kodėl mus įstūmė į tą sapną.
kad mūsų nuostabi ateitis nebepriklausys nuo mūsų pačių. Jeigu aiškiai atsakytume, tai gal bent apsidraustumėme nuo panašių klaidų ateityje. Turime pripažinti, kad ir iš mūsų politinės sistemos liko tik puvėsiai, apramstyti europiniais protezais. Kad tautos gerovės siekio principas joje nebeveikia. Ir jis nebeveikia jau labai seniai. Nes vietoj konkrečių uždavinių susijusių su šiuo tikslu, jau 14 metų kišami tik reklaminiai pakaitalai, regimybės, po kuriomis yra tik partinių grupelių, kovos dėl įtakos ir asmeninės naudos cinizmas ir kartu neįgalumas imtis bendrą reikalą atitinkančių priedermių. Mes nieko nepasieksime, jei šitai tęsis ir toliau. Kaip antai, tiek pozicija, tiek opozicija ir toliau gali rėkauti apie būtinybę spręsti energetinės nepriklausomybės problemas. Tai kodėl jos niekaip nesisprendė, net nepajudėjo daugiau kaip per 10 metų. Labai patogu atskleisti šią problemą būtent per čia nagrinėjimą Konstitucinio teismo ir pačios valstybės krizės temą. Priminsiu, kad netrukus po įstojimo į Europos Sąjungą, gėdingąją Liepos 13 dieną, buvo tyliai Seime priimta Konstitucijos 138 straipsnio pataisa. Vadinamasis, apie ką čia buvo šiek tiek paminėta, Europos teisės viršenybės principas. Tiesa, ten pasakyta, kad šis principas veikia tiek, kiek tai išplaukia iš Europos Sąjungos sutarčių. Tuomet teko kalbėti su kai kuriais, taip kad iš tikrųjų yra dviprasmybė. Neaišku, ar mūsų konstitucija iš tikrųjų nėra žemesnė už Europos teisę. Tuomet teko kalbėti su kai kuriais Konstitucinio teismo teisėjais bei kitais konstitucinės teisės specialistais, kai kurie pripažino, kad visą tai susijęs su mūsų pačių požiūriu į Europos Sąjungą, kaip į Sovietų Sąjungos analogą. Ten taip pat Lietuvos SSR priimti įstatymai neturėjo prieštarauti Sąjungos mastu priimtiems pagrindams, основным законом. O iš tikrųjų šie pagrindai su nedideliais redakciniais pataisimais į vadinamosius Sovietų Lietuvos įstatymus tiesiog būdavo perrašami. Taip kaip mes iki šiol perrašydavome, tiesa su kiek didesnė kūrybinė laisvė Europos Sąjungos direktyvas. Aš pats išvydau tiesos apie mūsų būklę momentą, būtent kai stebėjau minėtos konstitucinės pataisos dėl Europos teisės viršenybės priėmimo procesą. Autistinė Lietuvos žiniasklaida to visai nesidomėjo, nes viskas buvo pateikiama kaip tautos valios, stojant į Europos Sąjungą, techninis įgyvendinimas. Esą, kad nebūtų prieštaravimų tarp Europos teisės ir Lietuvos teisinės sistemos. Seimo narys Vytenis Andriukaitis iš Seimo tribūnos mojavo parlamentinių tyrimų departamento medžiaga, kurie esą rodė, kad tokios pataisos esą jau priimtos kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje. Tie keli Seimo nariai, kurie tuomet balsavo prieš šias pataisas, nei tuomet, nei dabar niekam nebuvo įdomus. Parlamente neatstovaujama Tautininkų sąjunga kiekvienam Seimo nariui tuomet išplatino laišką, prašydama neskubėti priimti šios pataisos, nes Konstitucijos 138 straipsnis negali prieštarauti pirmiesiems, o tauta už tokias pataisas nebalsavo ir nieko apie tai nežino. Be to paaiškėjo nedidelė smulkmena, kad Seimo nariai visai neskaitė parlamentinio tyrimo medžiagos, kurią mojavo Vytenis Andriukaitis. Kadangi aš ją skaičiau, tai pamačiau visai priešingą dalyką, kad tokios pataisos nėra nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje. Kaip antai, kitose Baltijos šalyse to nebuvo suspėta padaryti, beje Latvijoje yra keista nuo 38 metų konstitucijos perimta pradžia, kurios jį niekuomet nekeičia. Lenkijoje ir Čekijoje, kitose valstybėse yra bendras konkrečios parlamente ratifikuotos tarptautinės sutarties viršenybės prieš jai prieštaraujančius įstatymus principas, kuris buvo ir taip pat yra mūsų konstitucijoje. Italijoje yra pataisa, kad ES teisės aktai veikia ši šalyje tiek, kiek ši šalis tokius įgaliojimus perdavė sąjungos institucijoms. Didžioji Britanijoje visai nėra konstitucijos, Danijoje konstitucija iš viso beveik niekada nekeičiama ir galbūt tik Graikijoje yra kažkas panašaus, kai buvo siūloma ir priimta Lietuvoje, tačiau departamentas to tiksliai pasakyti negalys, nes nėra vertimo iš graikų kalbos. Taigi Lietuva buvo novatorė, ėmėsi stiprinti Europos Sąjungą, rodyti pavyzdį, kaip reikia sėkmingai atsisakyti nacionalinių interesų vardant bendrųjų sąjunginių. O visa kita buvo tik šventas melas, liaudžiai ir nežinia ką atstovaujantiems Seimo nariams. Sakysite šiandieninėme Seime, koks jis bebūtų blogas, tokio masto absurdas jau nebūtų įmanomas. Galbūt, tačiau suabejoti verčia neseniai priimtas vadinamasis geros valios kompensavimo už žydų religinių bendruomenių turtą įstatymas. Nei tai geros valios, nei kompensavimo, nei už žydų religinių bendruomenių turtą, nei konkrečiai kam, nei už ką, nei kodėl tiek,
Pagaliau ar Lietuvos žydams, ar dar kažkam, kas ir kaip šias viešasias lėšas skirstys, žodžiu, visiškas, netgi ne antikonstitucinis, bet antkonstitucinis absurdas. Ir tiek. Taip reikia, taip už valstybę ir tautą nusprendė atsakingi asmenys, o visa kita tik šventas melas. Yra ir parengtas kreipimasis į konstitucinį teismą, bet ar jūs manote, kad verta kreiptis? Pagaliau reikėtų atsakyti klausimą dėl politinės dabartinių parlamentinių partijų, taip pat ir konservatorių atsakomybės, kad ir dėl Lisabono sutarties. Jau neminant taip ir neįsigaliojusios pionieriškai ratifikuotos vadinamos Europos konstitucijos. Juk kaip tik dėl šeimos politikos Lenkijos Respublika dėl Lisabono sutarties priėmė išlygą. Mums tuomet buvo sakoma, kad tokia išlyga nebūtina, nes dėl šios srities Europos taryboje tebegalios konsensuso, o ne kvalifikuotos daugumos principus. Kas dabar rėkauja, tegul prisimena, kaip tuomet balsavo, kai buvo siūlomos šios išlygos. Kodėl tai svarbu? Juk šiuo atveju mojuojame rodos visai kitais, ne Europos Sąjungos, o Europos tarybos, žmogaus teisių teismo, kuris esą tik įvykdo Europos žmogaus teisių konvenciją argumentais. Nors tai ir sudaro bendrą tendenciją. O todėl, kad žinotumėm, kiek tiesos iš jų mes galime tikėtis ir dabar. Kiek iš tikrųjų norime apginti konstitucinės Lietuvos vertybės, mūsų tautos sveikatą ir ateitį. Na ir galų gale paskutinė pastaba. O gal aš paskubėjau? O gal iš tikrųjų visas šitas mano pranešimas neturi jokios prasmės, nes galbūt čia esančių yra daug tokių, kur mano, kad vieniša motina su vaiku yra šeima. Ir nesvarbu, buvo ar nebuvo kokie nors ten santykiai su tėvu, ar buvo toks ar nebuvo. Na, pasisakė, viena teisėja pasisakė, kad na, vis dėlto svarbu ir kad šeima yra šeima, o vieniša motina, jeigu vaiką turi santuokas, tai yra nepilna šeima. Jeigu dėl kitų priežasčių, tai yra tam tikras socialinis fenomenas. Tai nereiškia, kad tokia motina ir vaikas turi būti kaip nors diskriminuojami, tiesiog kiti teisės aktai tos nustato. Bet jeigu jūs su manim nesutinkate, ir jeigu iš tikrųjų jūsų manymų konstitucinis teismas nutarė teisingai, gal mes eikime, bent jau vyrai, gerti alaus. Ir nutraukime šitą konferenciją. Gal kas nors norėtų replikuoti, klausti, ar alaus eisim gert, reiškia. Tai koks yra statusas vis tiek, jūs susidūrė dėl vienišos mamos su vaiku? Koks tada jo statusas? Jeigu tai buvo santuokos, tas vaikas, jeigu buvo šeima, pagal tai, kaip dabar mes tą supratome, tai buvo nepilna šeima. O jeigu, tarkim, moteris pagimdo nesusituokusi, tai ne šeima. Tai bet nepilna vėl šeima, ar kaip vadinama? Ne, tai gaunasi, kad nepilna šeima. Čia užvirto labai plati diskusija. Tikrai taip. Bet tai yra tas kertinis atakos momentas prieš iš tikrųjų iki šiol veikusią Lietuvoje, veikusią supratimą apie tai, kas yra šeima. Na, apskritai turbūt reikia skirti teisinę šeimos nuo buitinio lygmens, reiškia, šito žodžio vartojimo. Bet jeigu buitinis, bet tai konstitucinis teismas kaip tik to ir nepadarė, nes santuoka atseit esminis dalykas emociniai ryšiai. Taip, aš paklausčiau taip, o valstybė turi, kaip sakyti, tą būtinybę ar teisę reguliuoti, nusakyti šeimos sampratą apskritai ir įstatymiškai tvirtinti ir paskui jo mojuoti. O čia yra klausimas, kiek tai reikalinga? Ne, aš dėl konkrečiai šitos bylos aš nemėgstu diskutuoti tada, kada aš jos specialiai netyriau, nesidomėjau, bet štai kas yra, jau buvo pasakyta, jūs pasakėt. Aš pritariu Ruškytės nuomonį, aš tą sakiau, atskirai nuomonį dėl šitoj byloj, bet konstitucinio teismo motyvacijoje iš viso nėra padarysta turinio dalykai. Juk jis pateikia kitų teismų jurisprudenciją, tame tarpe ir Prancūzijos konstitucinės tarybos, Vokietijos, atrodo, federacijos. Bet jis net nepasako, kodėl ten blogai pasakyta. Kuo tas neatitinka, o tik padaro bendrą išvadą, visą tą medžiagą išdėstęs, bendrą išvadą pasakydamas savo galutinę nuomonę. O dėl to, ką jūs sakėte, tai iš tikrųjų, kaip galima
teisinį santykį apibūdinti emociniais dalykais. O tai yra tekstas. Tai toliau einant galima bus įleisyti dvi moterystę arba dvi vyrystę. Tai įsiskyrės, gyveni su bet aš iš tikrųjų toliau šitoj diskusijoje dalyvauti nenoriu, pasakiau savo poziciją dėl Ruškytės nuomonės, kas ją daug kas pasakė. Bet aš noriu vis dėlto vieną dalyką jums atsakyti, gerai, dėl Konstitucinio teismo. Sunku labai nuneigti jūsų tuos priekaištus Konstituciniam teismui, juos sunku nuneigti. Bet pagalvokit vieną dalyką, jeigu pradėti Konstitucinį teismą, pavartosiu žodį, susidoroti, tai niekada ir neatstatysim teismo kaip tokio. Suprantat, kaip reikia ieškoti kitokių išeičių. Aš, pavyzdžiui, kada dėl teismų, ponia, kai reagavote, sakiau, kad ginsiu teismus. Tai kovo 3 dieną Seime vyko diskusija ir aš tada juos gyniau iš tikrųjų. Bet ir čia, šiuo atveju dabar. O kas analizuoja kokybiškai teismų darbą? Tame tarpe ir Konstitucinio teismo. Iš esmės niekas. Politikai ar pareaguoja skausmo pagauti, arba spauda čia pat rytoj jau išsako, kad ten visi jie tokie ir kitokie. O kasgi kokybiškai analizuoja? Vėlgi yra pavyzdys ir vėlgi sakysiu, aš Amerikosas, taip kaip šiandien Mitė rašo apie Amerikosus. Jungtinėse valstijose 1960 metais irgi pajuto šitą problemą. Ir ką jie padarė? Mokslas Jungtinių Amerikos valstijų universitetai įsteigė specialius žurnalus, vadinamus teismo review, Supreme Court Review, The Supreme Court Review. Tai reiškia, ką tai reiškia? Tai aukščiausiojo teismo jurisprudencijos kritinė analizė. Mokslinė kritinė analizė. Ir tada tuo pagrindu galima pasitelkti ir tautą kokiu požiūriu. Politikai, štai, mokslas šitaip įrodė, tokie tai nutarimai yra, tokie tai asmenys ten priiminėjo, tas ir tas yra. Rodykit juos, kas jie tokie yra. Bet dar kartą sakau, nepaskubėkim drastiškų. Žiūrėkit, aš specialiai tą, čia žiūrėkit kaip į tam tikrą, mesgi čia uždaroje erdvėje diskutuojam. Taigi aš ne Seimo tribūnų šį kalbą. Bet tikrai, labai natūrali ta mano provokacija. Todėl, kad, sakykime, aš rodos ponu Semkevičium kalbėjau, sako, viskas, jūs turite paklusti Konstitucinio teismo sprendimui. Sakau, kas jums sakė, kad aš, Lietuvos pilietis, turiu paklusti sprendimui, kuris akivaizdžiai neteisingas. Akivaizdžiai neteisingas, aš jo negaliu sutikti. Ir aš jam nepaklusiu, nes aš turiu tokią konstitucinę teisę ginti Lietuvos Respublikos konstituciją ir net nuo Konstitucinio teismo. Ta man leidžia konstitucija gintis. Aišku, priemonės turi būti tokios, kurios nepadarytų dar didesnės žalos. O kaip dabar tą daryti iš tikrųjų šitoj situacijai? Kokį konfliktą mus iš tikrųjų Konstitucinis teismas įvėlė? Ir kaip, jeigu negalima gintis nuo Konstitucinio teismo, ką tada reiškia sąvoka, kad Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas? Ir be to, kad tai yra tautos, o ne Konstitucinio teismo. Visą tai taip, bet o kaip gintis, ta prasme, Konstituciją kasdieniškai ginti kaip? Seime balsuojam. Vienas iš variantų. Seimas yra tautos atstovybė, aš tą minėjau. Bet kištis į teismo sprendimą, revizuoti teismo sprendimą, ne Seimo kompetencija. Čia nėra teismas, Konstitucinis teismas nėra teismas, tiesiog žodžio prasme. Čia nėra teismas. Šitą aš jau minėjau jums. Šitą aš jums minėjau. Visur jie pripažįstami kaip teismai, išskyrus keletą valstybių. Taip, kad nieko nepadaryti. Gal galit paklausti ar pasiūlyti, ką nors. Reikia siekti to statusų, Konstitucinis teismas nebebūtų laikomas teismu, nebūtų teisinė institucija. Mums ir man, aš konkrečiai apsispręsti dėl referendumo. Iš tikrųjų, tas dalykas jau bus, aš beveik tikrai. Konstitucijos pataisų? Konstitucinių pataisų, bet taip pat ir, gal, aišku, šita pamoka, jeigu būtų toks referendumas ir būtų, pakoreguotas iš esmės netiesiogiai Konstitucinio teismo sprendimas, gal pamokytų kažkaip tai. Tos vadinamus, tarp kitko, aš iš tikrųjų laikau juos profesionalais, nes kai svarstėme Seime, ypač tos naujus, kur buvo paskirsti, iš tikrųjų, atrodo, labai
šviesus žmonės, ne tik profesionalią prasme. Man pasirodė, kad ir būtent ir tos dvasinės savybės, apie kurias jūs kalbėjot, yra. Ir kaip taip atsitiko, aš neįsivaizduoju. Žinot, kad neužsitęstumėm diskusijos, pagalvokit dar apie tokį variantą. Staigiai paprašyti Konstitucinio teismo išaiškinimo šito nutarimo. Ir nurodyti, pasitelkit mokslininkus ir nurodyti konkrečius neatitikimus argumentacijos. Kad tokie tai argumentai taip ir taip ir taip linksta, o išvadą padarėt kitokią. Prašau. Niekas neaptartas nuo klaidų, galim paklausti Konstitucinio teismo iš tikrųjų. Aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie konstituciją ir konstitucinę problematiką, siedamas ją su atsikuriančios tautininkų